gyvenu ir kam aš reikalingas. Noriu pasakyti, jūs čia pamatęs manęs klausyti susirinkusius, kad jūsų akise aš savo labiau patinku negu savo. Ir kažkaip apmaudu truputėlį jausti, kad norom nenorom aš jūs turiu apgaudinėti, nes man atrodo to kažko labai manyje daug mažiau negu jums atrodo. Jo, bet pačią tą tokią, patį tą žvilgsnio kampą aš visiškai pripažįstu ir aš tokį turiu. Ir manau, kad tai iš tikrųjų nėra netiesa šitaip žiūrėti. Nepaisant to, kad nebūtina to žvilgsnio leisti į kažkokį žmogų, bet laikant į truputį aukščiau pakėlus, iš tikrųjų tame yra tiesa, tame yra tiesos. Manau, kad tai tikrai tas pakeltas žvilgsnis galėtų būti žmogaus gyvenimo ašis ir pagrindinis variklis. Ir gal net ne tai, kad nors netapatinamas su nieku kitu, bet aš net sakyčiau griežtai netapatinamas su nieku kitu. Aš net manyčiau, kai tas žvilgsnis pakeltas randa savo tinkamą objektą, tai jau yra nuopolis, tai jau yra stabmeldystė, o turėtų pro tą objektą pražvelgti ir vėl atgauti tą erdvę ir giedrą dangų, į kurį iš tikrųjų ir žiūri. Tai pasiteisinęs, čia ne vien čia daugiau negu pasiteisinimas, kažkaip aš pats savo iš savęs visuomet dažniausiai jaučiu ir beje nesikraipydamas, o nuoširdžiai aš atsikeliu iš ryto ir žinau, kad aš tiesą sakant neturiu ką pasakyti. Dėl to man truputėlį visuomet nejauku matyti tiek manęs klausančių žmonių, kurie tiesą sakant, ko gero, gal daug ką geriau už mane žino. Bet jeigu jau taip susiklostė aplinkybės, čia kol mes išrinktumėm kitą šnekėtoją vietoj manęs, praeitų tos 2 valandos, tai teks jau man matyti tą vaidmenį čia dabar atlikti. Iš tikrųjų klausimas, kas esu aš, jis nėra vien nejuokingas, jis yra juokingas, bet kartu ir ganėtinai svarus. Aš prisimenu save vaiką, kai pamatęs kažkokią tai intelektualią laidą per televizorių, ten buvo tokia savoka pasakyta, ieškojo savęs. Aš baisiai juokiausi, čiupinėdamas ir sakydamas, taigi štai, tai kogi ieškoti. Daug metų nuėjo, kol iš tikrųjų supratau, jog tai klausimas ganėtinai rimtas. Gal net visiškai kertinis klausimas, bet galbūt neprivalomas. Vieną dieną gali ištikti žmogui, staiga jis gali ištikti žmogų vieną dieną visų svorių, galbūt gali ir neištikti. Galbūt tas žmogus, kurio tas klausimas neištinka, geriau žino, kas jis yra. Jis geriau žino ne sąmoningai, o nesąmoningai, pasąmoningai. Jis žino savo veiksmais, savo veiksmų motyvacijos įtikinamumu. Jis savo gyvenimu, savo elgesiu yra taip stipriai neabejoja savo motyvais, kad gali šitaip gyventi. Šito klausimo ištiktas žmogus netenka savotiško, gana stipraus įprasto pagrindo. Jis netenka motyvo savo. Nes čia iš to gal net ir pats klausimas iš dalies kyla. Pasirodo, kad tas klausimas kyla iš to, kad aš tai lyg ir darau kažką, lyg ir savo naudai, bet labai aiškiai pradedu suvokti, kad aš tiesą sakant apsimetinėju. Ir tas apsimetinėjimo jausmas ir veda prie to klausimo kažkokio tai asmeninio skaudulio. Tas klausimas yra skaudus. Jeigu man reikėtų vienu žodžiu atsakyti jį, žinoma, tai būtų toks ganėtinai supaprastintas atsakymas, bet vis dėlto, ko gero, teisingas mano požiūriu.
aš sakyčiau, kad aš yra vaidinimas. Gal net ne, susiauriau, vaidmuo. Aš yra vaidmuo. Vaidmuo gali gyvuoti tik tam tikram vaidinime platesniam, kur galbūt jis yra ne vienas, na kaip tarkim, kaip atskiras personažas pjesėje. Jeigu nėra pjesės, personažas pakimba ore. Bet sudurkit, pavyzdžiui, šalia pasodinkit Schwarzeneggerį ir Charlie Chapliną. Jie patys kaip vaidmenys gali ir sėdėti sau ramiai, bet tie vaidinimai, kurie juos pateisina, jie kaip pjūklas į stiklą. Arba tu turi džiaugtis Charliu Chaplinu, kuris kiekvieną herojų parverčia. Arba tu turi džiaugtis Schwarzeneggeriu, kuris kiekvieną kliūtį susprogdina. Be jokios sąmojos, bet visiškai, tarkim, didelių kalibrų. Ir iš tokio pavyzdžio ir iš daugelio kitokių, man šitas pavyzdys įprastas truputėlį, dėl to jis pirmas į galvą ir atėjo. Būtų galbūt parinkti galima būtų daugybę kitų pavyzdžių. Kaip vaidmenys yra priklausomi nuo vaidinimo, vaidinimai tai yra tam tikros pjesės, kurios šiuo metu iškeltos į tam tikrą virtualią sceną. Galima kalbėti iš dalies turbūt apie kažkokius naratyvą, sąvoką vartoti, kažkokį pasakojimą čia beje tinka, nes jis iš esmės yra žodžiu perteikiamas vaidinimas. Tam tikra pasaka, tam tikras siužetas yra papasakojimas, kuriame įgyja prasme ir galbūt ašį netgi tas kažkoks herojus to pasakojimo, kuris yra sukuriamas tuo pasakojimu, nes jeigu nėra to pasakojimo, herojus neatsiranda. Tai man atrodo panašiai yra aš kaip vaidmuo neatsirandu be vaidinimų. Vadinasi, norėdamas turėti aš turiu nenorom spausti į pasaulį tam tikrą, norėdamas išlaikyti vaidmenį, aš turiu teikti vaidinimą. Norėdamas išlikti personažu, beje, persona iš dalies yra asmuo. Nors asmuo ir persona, tai sakyčiau, asmuo nuo esti, o persona nuo kaukė yra visiškos priešybės pagal savo kilmę žodžiai. Bet norėdamas išlaikyti save kaip vaidmenį, aš esu neišvengiamai priverstas diegti, spausti, mygti į pasaulį atitinkamą pjesę. Labai ryškus yra krikščionybės pavyzdys. Norėdamas būti krikščionimi, aš turiu diegti krikščionybę. Neįmanoma būti krikščionimi nesant krikščionybės. Nesant visų pasakojimų, viso to didžiojo pagrindinio pasakojimo apie nuodėmę, atpirkimą, apie paskutinį daugybę visko. Jeigu to nėra, tai tarsi nėra siužeto, kuriame aš galiu save įprasminti ir turėti kaip vaidmenį. Vienas pavyzdys, bet koks komunizmas yra kitas pavyzdys. Šiaip aš asmeniškai vadinu tos scenarijus, didžiosius scenarijus, kurie pateisina mane kaip vaidmenį, vadinu ideologijom. Tai iš esmės aš yra tokia ideologijos sėkla, galbūt nebūtinai valinga, sąmoninga, galbūt daugiau pasąmoninė, tokia reikli kažkam. Ir tada protas, tapęs įrankiu to poreikio, jis jau sukuria ideologiją arba jis pasisavina kažkurią iš plaukiojančių. Ideologija, kuri daugiau mažiau atitinka jo savęs vaidmens sceną tam vaidmenį, tą pjesę atliekamą tam vaidmenį. Čia visa bėda yra, kad žmonės, kurie jaučiasi nebejodami esą tai tuo vaidmeniu, jie jaučia psichinę traumą vien nuo minties, kad gali prarasti pagrindą po kojom. O vadinasi, jie yra neišvengiamai priversti laikytis to scenarijaus, to didžiojo pasakojimo, kuris juos grindžia. Tokiu atveju susitarti dviejų priešingų, kartais galbūt nesuderinamų, o pasakojimai gali būti nesuderinami. Žmonės gali turbūt suderėti vis dėlto, o štai pasakojimai ne.
yra nacių pasakojimas, yra komunistų bolševikų pasakojimas, yra krikščionybės pasakojimas, yra daugybė pasakojimų, yra budizmo pasakojimas, Indijoje daugybė, ten savaime ištisas puokštė pasakojimų. Kiekviena bendruomenė teigia tam tikrus pasakojimus, dar daugiau, kiekvienoje tradicijoje tų pasakojimų galimybių yra ne viena, iš esmės. Čia truputį supaprastintas mano nupieštas paveikslas, nes kiekviena tradicija turi galimybę skirtingiam vaidmenim, netgi taip. Tam vienam vaidinime, toje vienoje pjesėje dar yra pasirinkimų viduje. Galima būtų palyginti, kaip pavyzdžiui yra krikščionybėje šventieji, kurie gali tau tapti modeliu tam tikrų, tavo globėjų arba modeliu tavo savivokai, tavo elgesiui, ir tavo vietai visam bendram pasakojimui. Paminėjau tokius baisus ten, kaip nacizmą, kaip bolševizmą, bet jie gali būti ir mažiau baisus, mažiau tokie visa apimantis, gali būti mažesnio masto, didesnio masto. Bet visuomet pasakojimo ašis yra tas aš poreikis savęs. Jei praradęs pasakojimą, žmogus paskysta. Ne žmogus, gal truputį daugiau kažkas yra, nes žmogus nėra vien aš. Paradoksas. Vėlgi, čia daug tokių susitarimo dalykų, ką vadinsi, galima sakyti, netikras aš ir tikrasis aš. Bet tas suprastas tikrasis aš yra kažkas daugiau, didžiąja raide rašomas, o tas netikras aš, tai gal jis yra vaidmuo, o jau tikrasis aš tai yra kažkas kito. Bet ar tas didesnis, kažkas daugiau žmoguje negu aš, ar jis yra aš, didelis klausimas. Čia dar ir nuo sąvokų turinio daug kas priklauso. Kaip mes, tarkim, yra pavyzdžių tokių tradicijų kaip Vedanta, kuri laiko, kad tas tikroji dievybė yra tas didysis aš, nusimetęs visus vaidmenis. Budizmas priešingai mano, kad nusimetus visus vaidmenis, jokio aš iš vis nelieka. Bet manau, kad tai yra ne mūsų klausimas. Manau, kad šitą klausimą reikia palikti tam tikrajam, aš, jis ne aš, tegul jis pats sprendžia. Mūsų klausimas yra to mažojo, to mūsų rūpesčių klausimas. Ir užtenka, manau, truputėlį pradaryti jo to savo aš vaidmens duris, tam, kas yra didesnis, tai šviesai, ir nemėginti jos interpretuoti ir aiškinti savo priemonėmis. Kitaip sakant, nemėginti to kažko daugiau įtraukti į tą vaidinimą, kuriame mes vaidinam savąjį aš. Nes tada atsitinka tai, arba gresia atsitikti tai, ką Jungas vadina infliacija, kada žmogus pradeda savinti savo tai, kas jam nepriklauso. Bet atpalaiduoti vaidmenį, kuris sudaro tą menamąjį aš, iš tikrųjų verta, ko gero. Tai šita prasme atrodytų, kad ne tiek atsakymas ir juolab griežtas atsakymas į klausimą, kas aš esu, yra svarbus, kiek pati galimybė iškilus klausimui, kas aš esu, truputėlį praverti plyšį tame siaubingai svarbiame aš, ir kad pro tą plyšį kažkas gaivaus truputėlį atsklistų. Šiaip čia reiktų pripažinti tokią liūdną tiesą, kad mūsų tokie svarbinami tapatybės dėmenys, tėvynė, tauta, galų gale, ko gero, vis dėlto yra priklauso vaidinimų lygmeniui, o ne kažko ypatingai daugiau. Nors tai nereiškia, kad kažkokio vaidinimo nebūtų galima gražaus arba padaryti gražiu arba gerai atlikti. Tai tas vaidinimas būtų atsakymas gal į klausimą, į tos vietos klausimą, kur tas aš esu. Tai būtų, jeigu aš vaidmuo, tai ta vieta yra vaidinimas tam tikras.
ne geografinė padėtis, nors vaidinimai priklauso, va čia yra mes įpratę būti lietuviais ir norime jais būti, o štai kur nors Pietų Amerikoje, ten tiesa dar nemažai lietuvių palyginti, bet Afrikoje kur nors mūsų va tas poreikis būti lietuviu, kaip maždaug, kaip atlikti tam tikrą vaidmenį būtų suvoktas arba net nesuvoktas, kaip visiškas nesusipratimas, nes niekam net nepaaiškintum, ką tai reiškia, kas tai yra. Tai matyti, kad tie vaidinimai vis dėlto jie įsivietina, įsikūnė tam tikram erdvė ir laike. Tai, žodžiu, ta vieta tokia gali būti ir šiek tiek konkretinama šiuo atveju. Ir palauk, buvo trečias dėmuo, kas aš esu, vieta ir koks dar buvo tavo... Ir kam aš. Tai kam, tai galima sakyti, kam, tai ką man su to daryti, ar ne? Tai iš dalies irgi galima sakyti, kad manau, kad į klausimą, kas aš esu, reikia atsakyti ne atsakymu į jį kategoriškų. Yra įmanomas toks sprendimas, tada žmogus gali pavirsti tokiu kaulo seniu, kuris pajutęs pavojų prarasti save, taip užsigniaužia ir taip užsikietina, iš paskutiniųjų gindamasis nuo to pavojaus, kad iš esmės pavirsta to kaulo seniu, tokiu sudžiūveliu, sklerotiku, sakyčiau, tokiu pavyzdiniu egomaniaku, ar kaip čia pasakyti. Mes juos vadinam valdžioje atsidūrusius, mes juos vadinam autokratais. Tai iš tikrųjų gal net per švelnu. Tai ta prasme, kam esu aš, tai tam, kad pasitrauktum iš kelio šviesai, galima būtų taip pasakyti. Arba pravertum save, galima, pasitrauktum gal per ne visai teisingas. Pasitrauktum ne visai teisingas. Tada sudaro įspūdis, kad jeigu mūsų nebūtų, šviesos būtų daugiau. Gal vis dėlto mes galim būti laidininkai. Žodžiu, galbūt patraukti tą, kas sukėlė klausimą, patraukti iš tos vietos, ir pažiūrėti, o kas būtų, jeigu tas, kuo suabejojau, pasislinktų į šalį visai. Gal būtų toks ne visai rangus atsakymas, visiškai nepasiruoštas į tavo tokius, sakyčiau, siaubingus klausimus. Žolynus kabysiu, aš marguoju, žolynus kabysiu. O pasinaudodamas savo santykinėmis sąlygiškomis teisėmis, čia aš dar porą žodžių man atėjo bedainuojant prieš jūsų klausimus. Iš tikrųjų, čia taip netyčia paliečiau gana skaudų klausimą, tokį net truputėlį net pats virptelėjau. Iš tikrųjų reikia turiu prisipažinti, kad aš neradau būdo savo pateisinti, kodėl aš esu lietuvis, kodėl aš turėčiau būti lietuvis, kodėl mes turėtumėm būti lietuviai, kodėl būti lietuviu yra ten verta, gerai ar kažkas panašaus. Iš aukščiau žiūrint, tarkim, įsivaizduokim vaizdį, ką reiškia iš aukščiau. Čia žinoma metafora, bet įsivaizduokime tos metaforos pagrindų. Pakylame į dangų, su raketa nuskrendame iki mėnulio, dar toliau ir matom tokią žemę, kaip tokį žalsvai melsvą rutuliuką tarp daugybės žvaigždžių. O dar geriau į galaktiką kažkur. Štai ta galaktika mūsų, kur kažkur ten kažkokioj uodegėliai, vienoje ten kažkokia žemė ir toj žemėje ten milijardai žmonių. Ir kažkur ten tokie, dar tokie ir ten tie tokie, jie nori būti, jie privalo būti lietuviais. Kodėl? Žinoma, kitas, bet kuris irgi turi nedaugiau argumentų. Iš viršaus, o pavyzdžiui, žydų pavyzdys priešingas, iš esmės galima turėti tekstą, kuris aukščiausios galios vardu įteisina mane kaip pagrindinį. Vadinasi, pats Dievas yra mane pasirinko kaip savo išrinktai, dėl to abejonėm čia vietos nėra. Čia tarkim galima vietoj Dievo, galaktiką, jeigu norite, ar kosmosą, ką tik norite, bet turi būti kažkas paties didžiausio ir tas pats didžiausias mane pasirinko. Iš kur, žinai, parašyta?
tada reiškia iškyla toks klausimas, susmulkėja, tikėti šitą tradiciją ar netikėti, reikia apsispręsti, reikia priimti, jeigu pradedi, tada jau reikia laikytis, labai daug plepalų, bet jos esmė yra tas, pats svarbiausias išsirinko mane svarbiu. Tada vadinasi, čia jau šakės, čia jau nieko nepasakysi, reiškia svarbus. Yra kita galimybė ir matyt gal prigimtinesnė tokia, kad iš tikrųjų tu labai nori save kažkaip pateisinti, įtvirtinti, padaryti save svarbu, padaryti save vertą būti savimi. Čia vėl to paties klausimo, kas aš esu erdvė. Ir tada šiaip klausimas, kas aš esu, Biblijoje, pavyzdžiui, neturėtų iškilti, jeigu tu tiki, tu žinai. Ir ta žodis tiki čia yra, aš sakyčiau, dar suabejočiau pačią savoką, tai nėra tikėjimas, tai yra būdas įtvirtinti save ir nieko daugiau šiuo atveju. Ir vat, žodžiu, nerasdamas būdo įrodyti savo, kodėl aš turėčiau būti arba kodėl verta būti lietuviu, aš būtent šito vat, aš nesakyčiau tik vieno dalyko, kad tai būtinai yra nevisvertė. Aš manau, kad tai reiškiasi kaip nevisvertė, jeigu žmogus dėl šito iškilusio savo klausimo ir negalėjimo savęs savo įtvirtinti ir pateisinti, jis jaučiasi nevisavertis. Aš manau, kad tarp šitokių minčių ir nevisvertės nėra loginio ryšio. Galbūt psichologinis kažkoks kabliukas yra, bet loginio ryšio nėra. Aš manau, kad visi bandymai pagrįsti save, kad oi mes buvom nuo jūros iki jūros, arba mūsų kalba pati seniausia, arba reiškia dar kažkas tokio, kas yra kažkas tokio objektyviai palyginamo ir aukštesnio už kažką tokio aplink, kad būtų galima, o ko jūs išsiskiriat, žiūrėkit, ten tie ta, o jūs ką jūs turi tokio išsiskiriančio, ko kiti neturi. Ir lyg neturiu aš tokio kažko labai, kas čia išsiskirtų nuo kitų. Ir padavimų turi visi, visas pasaulis turi padavimų. Milžinų turi, nežinau, žodžiu, bet aš nematau šitoj vietoj, manau, kad visai nėra būtina save įmontuoti ir tą savo aš labai smarkiai turėti. Aš savo žodis radau netinka, nes tada išeitų, kad aš atėjau kaip grybų ieškojau ir radau. Mane galima sakyti, kad reiškia atsitiko arba ištiko, arba gal ta tokia jėga, jinai truputį daugiau negu aš, ne visai ją manipuliuoju, ne visai ją turiu. Aš gal kartais man kaip ant žirgo pavyksta užlipti ir tarsi jaustis, o kartais nukrentu ir nebesijaučiu. Kažkas tokio yra. Bet yra tokia vieta sieloje, pavadinkim tai siela, kuri beje atrandama ko gero tik prasivėrus tam aš, kurioje nereikia teisinti. Šitame nesiteisinime aš lieku laisvas, neatsižadėdamas jokios kitos galimybės, lieku laisvas ir toliau nesiteisinti. Kodėl turėtų teisinti? Noras pateisinti, noras apibrėžti save ir patvirtinti, įrodyti savo svarbumą visuomet yra susijęs, visuomet yra galų gale iš esmės tai yra teisinimasis. Kai mes sakom, kad mūsų kalba seniausia, kaip mokslinis faktas su tam tikrom išlygom, būtų gerai, aišku, išaiškinti, ką tas reiškia kalbų amžius, nes visos kalbos yra vienodo amžiaus, jeigu taip pažiūrėjus. Bet tam tikra prasme tai yra tiesa, mūsų kalba seniausia, bet tai visiškai nėra kalba, nėra lazda, į kurią man reikia ramstytis. Ateini prie kokio kito, prie Baltarusio, sakai, mano kalba seniausia, jis sako, turi. Ne tik kalbos, bet ir buvusių didvyriškų laimėjimų, tarkim, Gedimino ar kitų karalių. Jo, buvo aš sakyčiau, kad pripažinimas, jog Lietuva buvo didelė, didinga, didi ir kad mūsų karaliai, ypač Gediminas, yra didvyriai, tai ne tiek suteikia man pagrindo pūstis, kiek gėdos daugiau. Nes kai aš sakau, kad Gediminas didelis, tada yra už nugaros, o tu? Va koks yra klausimas. Yra pavyzdžiui tai, kad lietuviškai, baltiškai, baltiškai nuo Vyslos iki Maskvos ir dar toliau, o lietuviškai su išlygom galima sakyti nuo Nemuno
ir iki Maskvos ir toliau, nes ten vakarų baltų kalba šiek tiek jau nutolusi labiau, o rytų baltų manoma, kad Dniepro vadinamieji Dniepro baltai, jie kalbėję rytų aukštaičių tarmėmis, tarkim, kad mes ko gero susišnekėtumėm su jais be vertėjo, ne tai kaip su Latvijai. Šita didybė, šitas plotas, milžiniškas, nusėtas baltiškais vandenvardžiais ir tai, kad prieš 1000 metų ten dar buvo kalbama baltiškai, o dabar ne, yra ne didybės, o gėdos pavyzdys. Tai yra neįgalumo, kvailumo, visiško menkystės ir liurbystės kažkokio. Vadinasi, 1000 metų negreitai, ne taip, kad nukrito kometa, nespėjom susivokti. 1000 metų tas vyko ir dabar vyksta mūsų Lietuvoje, tai tas pats toliau. Mes negalim savo niekaip šito, neturim to kažkokio, neleidžiam savo sukaustę, sumovę iš esmės visą laiką. Tai su tais pasiteisinimais šitaip yra kalba milžiniška, didinga, gaila, kad tokie menkystos ją neša. Ar nebūtų galima taip pasakyti? Tada aš manau, kad, nors truputį žinom užaštrinu, bet manau, kad yra tame tiesos. Manau, kad iš šitos pusės pažvelgus būtų labai daug naudos mums. Mes pamatytumėm reikalus truputį gal kitaip. Kad kalba tėvai ne priemonė man remtis ir pūstis, o rūpesčio objektas, aš dėl jų gyventi galėčiau. Galima būtų pašvęsti gyvenimą kalbai, pavyzdžiui, ir iš pagrindų ją tyrinėti, įsisavinti, išmokti, tyrinėti, lyginti, tapti kalbininku, kokių ačiū Dievui Lietuvoje buvo. Ir beje, ragi sakoma, čia Milošas berods yra sakęs, kad Lietuva atgimė iš filologijos. Truputėlį čia gal ne visai taip, ne tik, bet, pavyzdžiui, Būga, Kazimieras Būga pastatė kalbą ant bėgių, galima sakyti, nuo šunkelio ant bėgių. Tai yra, iki 100 metų daugeliu klausimų iki šiol autoritetas ne dėl polinkių, ne dėl pomėgių, o dėl objektyvių savo mokslinių darbų. Visai kalbotyrai, visiems kalbininkams iki šiol autoritetas. Iš pastarųjų pavyzdžių irgi nemažai turime Zinkevičių, Zigmą ir daugybę kalbininkų. Štai pavyzdžiai žmonių, kurie kitaip pasinaudojo, bet žodis pasinaudojo, čia tas ne visai tinkamas. Jie nemėgindami savo vaidmenį pagrįsti kalbą, bet atidavę save kaip vaidmenį kalbai, kad kalba stotų į centrą, o jis būtų jos tarnas, o ne atvirkščiai. O šitaip tą skirtumą matau. Manau, kad va čia galbūt esminis yra sprendimas ir tokio žingsnio iš vis, va šitokiam žingsniui, manau, kad toks žingsnis gali rastis tik iš tos vietos žmoguje, kuri nesiteisina. Kol žmogus teisinasi, tol jis visą laiką, kaip siurblys koks, jis viskas savo nori, viską sučiulpti savo vadinamai, to aš, to labai kol kas dar netapusio savo klaustukų aš naudai. Gal čia ir yra, gal čia ta senųjų iniciacijų riba, kada žmogus liaujasi pagaliau buvęs vaikas, tai dabar tai vyksta apie 27 metus. Maždaug 9 kartus, ar 8 kartus vėliau negu turėtų būti gal. Man taip nutiko, aš maždaug apie tokį laiką su tais dalykais susitrenkiau. Ir tik tada žmogus, kai jam tas aš galų gale ne tik klausimas, bet ir nuobodulio šaltinis pasidaro. Dieve, tu mano pagalvot, kaip tai yra nuobodu būti to savimi, absoliučiai iki vėmimo. Ir tada pasirodo, kad be jo galima daugybę dalykų atlikti. Galima, pavyzdžiui, atsiduoti darbui, skaitimui, pažinimui. Kam nori, nežinau, kiekvienam pagal širdį, kelionėms, kam nori, tik tai, kad nebūtų šito nuobodaus tarškalo prie ausies. Aš manau, toks būtų atsakymas į klausimą, liūdnoji arba linksmoji ta atsakymo dalis, reiškia, apie klausimą, kas esu aš ir kam.
Nes šitaip žiūrint, be jo yra, manau, kad gal tai jis yra didžiausia kliūtis. Gal dėl jo šito aš ir tapo lietuviai liurbiais. Ir galbūt kaip žmonės neapsibrėžti iš anksto, o kaip žmonės laisvi nuo bet kokių tapatybių, bet staiga užsimoja ir sumanė, nesiteisindami, pavyzdžiui, atlikti kažką, tarkim, kad ir tėvų garbiai, kalbos garbiai, tėvynės garbiai. Galbūt tada šitaip Lietuva galėtų pajudėti iš šitos aklavietės. Juk Lietuva tuo metu buvo galingiausia, bent jau rytų Europos valstybė. Tai iš tikrųjų toks mes vis tokį darom, tame pasakyme yra toks iš ankstinė tokia tarsi nubrėžiama padėtis, kad mes čia vidury esam labai nepatogioj geografiniai padėti, nes mūsų iš visų pusių supa priešai. Tai labai tartinai skamba. Šiaip tai paimkim bet kokią kitą tautą, jie irgi iš visų pusių supa priešai, irgi pačioj nepatogiausiai padėti. Ir bet kokioj vietoj tiesiog gal daugybė, 99 elgesio būdai vienodi, o kažkas vieno ne visai užčiapiama truputį kitaip. Ir pavyzdžiui, man kažkur teko, aš dabar neprisimenu šaltinio, bet nepriklausomybės pradžioje skaičiau, kad 20 amžiaus pradžioje darytame surašyme, tų surašymų ne vienas buvo, nepamenu, kuriam neva atseit lietuvių 5 milijonai, lenkų 10. Tai vat jums yra atsakymas, kodėl liurbiai. Dėl to, kad vienas augalas auga, o kitas ne. Vienas stiebėsi į saulę, vienas keroja, šakojasi. Ir tarp kitko, tame šakojimėse ir kerojime nereiškia, kad būtinai reikia stelbti kitus. Reikštis galima įvairiai labai, reikštis galima ir geraširdiškai. Kai tu keroji ir esi stiprus, tai tavo valioje, net ir tavo, tarkim, kažkokią tai dorybę ar dorą, kaip tu ją suvoki, nešti kitiems arba nenešti geriau kitiems, o laikytis jos santykėje su kitais. Tada tu gali, kai tu esi silpnas, tavęs nieks neklausia, nei doros, nei nedoros. Ir čia yra silpnųjų pagunda pasiteisinti, kad mes esam geri už tai tokie nuskriausti. Apie žydus, apie Izraelį, apie jų istoriją ir apie mūsų lietuvius. Tai yra ir Dainius tenai, gal jis visą istoriją jau norės pasakos ten visą tą palyginimą, bet esmė yra tokia, kad jie neturėdami nei žemės, nei nieko, bet būdami įsikabinę į savo dievą, ar ne, išgyveno tuos 2000 metų ir jų dabar yra 100 kartų daugiau negu mūsų. Taip. O mes turėdami, taip sakant, nuo jūros iki jūros, ar ne, va čia tuo, taip sakant, likom ant ledo ir dabar jau labai nedaug, tai Dainiaus prielaida yra, kad mes buvom per daug įsikabinę į žemę. Tai ir dėl to išnykom. Ir apskritai man protiškai patiko ta idėja, ne, kad nieko mes nesigynėm, mes tiesiog asimiliavomės. Todėl, kad mes neturėjom į ką įsikabinti, mes neturėjom tai yra to dalyko, ką turėjo žydai. Mes neturėjom nei Abraomo, kuris sudarė sutartį su viešpačiu, mes neturėjom nei Izaoko, kuris apgyvendino ir pažadėjo, kad tai bus mūsų žemė, mes neturėjom nei Izaoko. Tai yra to Jokūbo, kuris paleido 12 giminių. Tai mano klausimas yra, tai yra viena dalis, nežinau, kur... Čia gal per stipriai pasakėt, žodžiai, žinoma, mes neturėjom Abraomo, gal jis kaip nors kitaip vadinosi. Aš daugiau pabrėžčiau, o gal turėjom, gal tiesiog, kad mes nesilaikėm. Čia yra toks galbūt taiklesnis žodis. Gal dabar mes galėtume, kas galėtų būti tai, į ką mes galėtume įsikabinti. Mes galėtume, kadangi tu, aš matau, dar esi jaunas žmogus, ir, tai yra, nes pats sakai, kad neatradai, tai yra, pats dar sakai, kad neradai atsakymų į daugelį klausimų. Tai viskas prieš akis, aš taip suprantu, bet gal galėtume mes tau padėti atsakyti tuos klausimus. Tai yra, kas galėtų būti tai, į ką mes galėtume įsikabinti. Nereikia didžiuotis, tame yra fokusas. Paleisti.
Aš Ir manau, būti, kad tiesiog būti. aš kažkokiu būdu, žinoma, tokiam visuminiam pilnutiniam aptarimui klausimų reikėtų jį aptarti iš skirtingų pusių įvairiais žodžiais, įvairiom savokom. Tas žodis įsikabinti čia gali būti ir teisingas, ir ne. Man atrodo, kad aš pabrėžčiau, kad galbūt neįsikabinimo reikalas netgi čia yra. Nu, iš dalies tai galima, toks įvaizdis gal įmanomas, ypač kadangi čia tas priešprieša tarp dangaus ir žemės. Iš tikrųjų, čia buvo pirmo tūkstantmečio, pirmam šimtmetį, kada romėnai nukariavo Izraelį ir išvarė visus žydus iš jų žemės. Tuo metu lietuviai, baltai gyveno būtent šitas plačiausias laikotarpis žemių, net ir į vakarus nuo Vyslos dar, ten vos ne iki Oderio, ten dar kažkokių klausimų atskirų taškų yra, ir gerokai toliau į rytus už Maskvos, tai buvo milžiniška visa šita rytų Europa gyventa, Čekijoje yra vandenvardžių duomenų, yra palikimo lietuviško. Ir štai pradinė startinė situacija. Vieni turi milžinišką žemę, bet galų gale finiše po 2000 metų nepaliko to jokio požymio, kad būtų galėję dar ir dangų turėti kažkokį. Tai nereiškia, kad neturėjo, čia truputį kitoks klausimas, bet tai labai tikrai reiškia, kad nesilaikė taip smarkiai įsikibę kaip žydai, nes jiems išspyrus žemę iš po kojų nieko kito neliko, arba ištirpti tarp kitų tautų, arba laikytis to dangaus, kuris jiems liko. Dangus čia metaforiškai sakau, perkelti tokią prasme, įvaizdį tokį pastelgdamas, nes jiems tas dangus, jie įsikibo realiai į savo šventą raštą, į tą Bibliją, kuri juos darė žydais. Ir jie toliau elgėsi taip, mes galim neturėti kur gyventi, bet kad mes nebūtume, kad mes staiga liautumės buvę žydais, šitam niekas neturi galios. Nors reikia pripažinti, kad nemažai žydų vis dėlto nutauto tais laikais ir vėlesniais irgi. Tai, bet branduolys 2000 metų išliko taip gyvai, kad sugebėjo atkurti išnešė savo valstybės tėvynės viltį per visus 2000 metų, atkūrė tą valstybę pasitaikius progai. Ir jeigu norėjo, tai jeigu nori ir turi kantrybės, nebijai, reiškia, man reikia šiandien skubėti žūtbūt, nes aš gal rytoj nebenorėsiu. Bet jeigu taip dvejoji, tai tada keblu. Bet jeigu tu žinai, kad tavo branduolyje tas noras yra, ir jeigu senelių karta norėjo, tėvų karta, mes norim vaikai ir vaikaičiai visi norės, jeigu šitoks noras yra, tada proga būtinai pasitaikys, anksčiau ir vėliau. Ir atkūrė savo valstybę ir sugrįžo į savo tėvynę. Jie laikydamėsi dangaus, taip vaizdžiai tariant, išbuvo 2000 metų praradę žemę po kojom. O baltai lietuvių protėviai tuo metu turėjo milžinišką žemę, galbūt ne taip griežtai jie suvokė save kaip tautą vieną, nes nežinau, ar tais laikais tokiose teritorijose buvo įmanoma taip ryškiai gana suvokti save kaip vientisą bendryją. Nors čia irgi yra išlygų, tarkim, Indija yra pavyzdys, kad ten labai daug ir tautų, ir tos pačios vienos hinduizmo tradicijos viduje yra įmanomi labai skirtingos mokyklos, skirtingos tarsi potradicijas, reiškia, iš esmės ten labai gali būti, bet jie suvokia kaip tam tikrą kosmosą save, netgi su tuo, ko jie patys išgena. Tai budizmą, pavyzdžiui, jie išgynė iš Indijos, bet nepaisant to, jis vis tiek to indiškojo pasaulio, to indiškojo kosmoso dalis. Tai visai įmanoma, kad tam tikras toks kosmosas ne visai nebūtinai griežtai politiškai ir ideologiškai apibrėžtas, bet tai tokia erdvė, kurioje žmonės vienas kitą supranta. Galbūt prieštarauja, ginčijasi, nepritarė, bet supranta. Nes kitam kosmose yra visiškai viskas kitaip ir tada tiesiog tu nebežinai nieko ką. Tai tokioj kažkokioj didžiuliai, tas manyt, kad čia gal turėjo, net tik, kad turėjo, bet tokioj milžiniškoj erdvėje gyvendami jie vis tolydžio
visus 2000 metų praktiškai jis praradinėjo save. Nes labai nedidelė dalis, sakytum, tų žemių ir žmonių buvo nužudyta, išžudyta ar užkariauta. Nes jeigu, reiškia, žiūrėti karų permainingumą, tai žinoma, lietuviai irgi pralaiminėjo be abejo, bet lietuviai ir ne kartą ir labai daug kartų laimėjo. Bet lietuvių laimėjimas nevedė prie įsitvirtinimo. O bet koks kieno nors kito laimėjimas visuomet įsitvirtindavo buvusios Lietuvos žemėje. Kryžiuočių ordinas atėjo iškart pilis statė, slavai eidami irgi tiek iš rytų slavai, tiek iš pietų slavai. Visuomet ten, kur jau užkariauja, ten jau tampa jų. O ką lietuviai užkariauja, lietuvių netampa. Aš nežinau, ar čia yra laisvė, čia būtų labai graži interpretacija, mes nešam visiems laisvę, mes jūs užkariausim ir tada jūs galėsite būti tokie, kokie norite. Aš nemanau, kad dalies tiesos tame negalėtų būti, bet su gerokom išlygom, su labai gerokom išlygom galima leisti žmonėm ir kalbėti savom kalbom ar ten dar kažką, jeigu tu pačiam centre įstatai savo kosmoso kažkokį tai tašką. Jeigu, pavyzdžiui, tu atvykęs į svetimą miestą, užkariavęs pilį, toje pilį kalbi lietuviškai, tai tu gali nedraust kitiem aplink, kaip jie nori kalbėti, bet su tavim jie kalbės lietuviškai ir tada bus Lietuva. Bet tu atėjęs į tą žemę pats pradedi kalbėti jų kalbą, tai tu kalavių laimėjai, o protų pralaimėjai. O ką aš dabar norėjau pasakyti? Norėjau pasakyti, kad tas didžioji kunigaikštystė, iš tikrųjų tai iki Jogailos ir Vytauto tai buvo karalystė. Be mažiausių abejonių, nėra nei vieno istorinio argumento, kad nebūdavo kunigaikštystė. Tai yra tiesiog reikia vieną kartą kažkaip liautis dėl to abejonės. Tai jinai išsiplėtė nesvetimose žemėse. Labai nedidelė dalim jau Ukrainos šiuolaikinės teritorijose, galbūt jau buvo slavų gyvenama, o visas Dniepro aukštupys, visi Kryvičiai jau, kurie 22 tūkstantmečio pradžioje jau pradeda kalbėti rusėniškai, kaip mes dabar rytų slavų kalbą perėmė, bet Rusios metraščiuose dar yra rašoma, jog jie dar kalbantys sava kalba, sava tai reiškia neslaviškai. Tai iš tikrųjų Lietuva grįžta į tas žemes, kurios tuo metu dar ko gero, kas yra to meto politinis žemėlapis. Rusios kunigaikštis su savo kariauna užima miestą arba pilį arba kažkokią piliakalnį ir įsitvirtina jame, galbūt pastato kažką dar papildomai, dar iškirčia, jis yra, pavyzdžiui, Kijevo kokio kunigaikščio vasalas ir čia yra Rusia. Bet kaip kalba aplinkui žmonės, niekam nemotais. Tuo metu tai buvo kalbantis darbiniai gyvuliai, tie žmonės, kurie nelaisvi. Tai yra mintis, kad dar gerokai 13, 14, 15 amžiui, 16, žinoma, tolydžio traukiantis, iki didžiausiuose plotuose buvo kalbama lietuviškai, žmonių. Ir tada išstumdamas tu tą Rusios kunigaikštį iš to miesto, tu grįžti į savo Lietuvą ir iš tikrųjų yra tokia prielaida daroma, kad vietos gyventojai dar suprato lietuvius užkariautojus kaip saviškius atėjusius jų išvaduoti. Dabar ne visai lengva tą įrodyti, bet yra argumentų tam. Žodžiu, yra tokia mintis, tokia galimybė. Tokiu atveju visai kitaip tas paveikslas. Reiškia, lietuvių kunigaikštis nukariauja, išvaro iš kažkokio miesto arba paima į vasalus Rusios kunigaikštį. Aplink žmonės jo jau pavaldiniai kalba dar lietuvių tarmėmis kalbos. Bet tas užkariautojas lietuvis kunigaikštis nepradeda pats kalbėti toliau, nekalba toliau lietuviškai, o perima pats to, kurį nugalėjo kalbą. Čia yra kažkas daugiau, čia yra poreikiai kažkokie keisti, jis laiko, čia yra toks, nežinau, čia panašiai kaip toks apgailėtinas istorikas šiuolaikinis yra knygą parašęs
apie tai, kodėl pilėnai, jeigu pilėnai būtų neišsižudę, nekariavę prieš kryžiuočius taip, kad jau mirtinai, o būtų jiems atsidavę, tai jau čia senai būtų vakarai. O jie, reiškia, kariavo, išsižudė ir mums dabar reikia į vakarus eiti. Va, kokios čia laikysenos yra užuominos. Va, tame vadinasi, savotiškas, kaip barbarai, jie užkariaudami kultūringą, civilizuotą valstybę ar miestą, jie jau ateidami žino, kad čia yra kažkas tai daug aukščiau ir geriau ir jiems ko labiausiai jie nori, tai įsitrinti į šitą aukštesnę civilizaciją vadinamą. Štai ko čia yra užuominos. Ir tai yra užuominos jau noras, reiškia jau iš širdies pats vidurys yra išsikėlęs. Tu jau matai save, va tą savo aš, tą savo, atsiprašau, čia tampiau mikrofoną. tą savąjį aš pradedi modeliuoti pagal tuos veidrodžius, pagal savo atspindžius tų akise, kuriems tu nori patikti. Jie tave laiko barbarų, pagonimi, bet tu, velnias, ką dabar daryti? Bet kažkur tu pademonstruoji, kad tu ten vertas santykio rimto, jėgą parodai ir tada toliau jau įsitrini jiems, kad tu jie tave kažkaip pripažintų, sakytų, va šitas geras. Tada tu, reiškia, tavo vaidmuo jau priklauso nuo jų vaidinimo. Tu jau nebegyveni savam vaidinime, jau yra jų vaidinimo reikalas. Tavo dėmenys, kuriais tu save vertini tą savąjį aš, jau priklauso nebe tau. Tu turi jį susilipdyti iš atspindžių svetimose akise. Čia rodo vidinį pasivergimą dar prieš pralaimint ginklu. Čia yra gana liūdnas vaizdas yra šitoje vietoje. Man regis, čia viena tokia, ar nebus ir dabar lygiai tas pats, mes taip, reiškia, lietuvių būtent antraeilis dalykas, bet jau vakariečių būti. Mat, jeigu iš tikrųjų prarastum reikalą teisintis, tai nebūtų jokio klausimo, rytietis, vakarietis, čia kažkokio kliedesio formos yra, kažkaip plepalai. Tai visi kažkokie pasakojami plepalai, jeigu tau nereikia teisintis būti savim, tai tu gali būti ir lietuviu, ir vakariečiu. Tuo pat metu, neprarasdamas. Ir kuo labiau tu būsi nuoširdžiu tikrų lietuvių, tuo labiau tu ir vakariečių būsi. Nes atrodo, liškio galima ir taip matyti. O aš, pavyzdžiui, danai. Ar danai nori tapti vokiečiais arba kokiais prancūzais? Ne, jie yra danai ir dėl to vakariečiai. Tai gal ir lietuviui nereikia tapti kitu, kad jis būtų vakarietis. Čia iš vis tai yra ta vakarų savoka, čia antraeilė ir visiškai nebūtina. Yra ko pasimokyti, o taip, iš bet ko. Pamatai kažką pranašesnį ir mokykis. Tai yra tikra tiesa. Bet nevaidink, kad ir tu esi toks kaip jis. Jeigu išmoksi ir pranoksi dar padėk Dieve, tai tau nereiks vaidinti, apsimetinėti, būsi savim savo ramiai ir mokėsi. Tai perimti tam tikrus dalykus, kurie, tarkim, galbūt, kuriuos mes laikome vertingesniais, kurių turi kiti, o mes neturim, tikrai verta išmokti. Kodėl ne? Be abejo, kas draudžia? Būtinai reikia išmokti. Bet netapti, žiūrėkit, jie turi ten tą ir tą, tai aš tapsiu jais ir irgi turėsiu. O to tai aš jau rimtai abejoju. Nes jie turi dėl to, kad nesiruošia tapti kitu. Jie gerbia savo laisvę, savo galimybę nesiteisinti ir nevaidinti. O tu pamatai, kaip jie laisvai gyvena, aš tapsiu kaip jie ir irgi tada nevaidinsiu. Čia yra paradoksas. Pirmiausia, aš vaidinsiu jį tam, kad galėčiau vaidinti, kad nevaidinu. Oi, labai kvailas elgesys. Jeigu iš tikrųjų liaudies vaidinės, čia pat vietoj tampi toks kaip jie. Gerąja žodžio prasme. Ir be poreikio lygintis ir lygiuotis be paliovos. O čia labai daug visokių užuominų buvo žodžiuose. Pirmiausia, dėl to žemės noriu grįžti trumpam dar. Tas palyginimas dangus ir žemė, visose palyginimuose tie palyginimų dėmenys
sandai, šiuo atveju žemė, dangus, jie yra vienpusiški, vien dėl paties palyginimo. Čia tik tam tikrų vienų atžvilgių norim atkreipti dėmesį. Žinoma, žemė ir motina, žemė maitintoja, žemė derlius. Kai mes tai pasakom, tai yra visai kita žemė, tai yra visai iš kitos pusės, visai kas kita turėjome omeny. Čia aš turėjau omeny tą palyginimą sakydamas tarp lietuvių turinčių daug žemės ir prarandančių save ir žydų praradusių žemę, bet išlaikančių save, turėjau omeny, kad žemė tai būtų žemieji žmogaus poreikiai, reikalai, o dangus tai aukštieji žmogaus poreikiai, reikalai. Lietuviai iki šiol labai dažnai, gal ne tik lietuviai, aš nesakau, bet žodžiu, daug žmonių labai yra pasiremę, bet lietuviai tai kartais pritrenkia. Visai neseniai per radiją girdėjau kažkokią merginą, moterį, ir ją kalbino, vadinasi, kaip tam tikrą žmogų su kažkokia patirtim, kaip įdomu, verta kalbėtis čia per radiją. Specialiai buvo kalbino, kuri iškart taip ramiai savo pasakoja, nuvažiavau, aš buvau ten kažkokią, pamiršau, atsiprašau jos pavardę, Aitė, bet kadangi ten manogi pavardės nieks neištars, tai aš pasidariau tada ir kažkokią anglišką pavardę pasivadino ir savo gyvena patenkinta. Vadinasi, jinai važiavo dėl patogaus gyvenimo, dėl maloniai ten jaustis. Žinoma, kažkas ten daug patogiau, maloniau, jai ten patiko. O kas jinai yra, tai čia antrailiai dalykai visiškai. Pavyzdžiui, sakytų žmogus, čia buvau žydas, Bibliją čia turėjau, bet ten pasitaikė proga geresnė versliuką prasukti, aš ten nuvažiavau, ten žydų nesupras niekas, aš ten tapau kokiu nors kitu, ten musulmonų ar ką, koks čia skirtumas, svarbu, čia visai kas kitas svarbu. Nei mano pažiūros, nei mano tėvai, nei mano koks tikėjimas, nei mano ten pavardė, vardas, niekas nesvarbu. Svarbu tik tais, kažkas ten. Tai tas kažkas yra žemė šiuo atveju. Tai yra tai, kas žema. O tai, kas aukštai, yra atmetama ir labai lengvai išsižadama. Įsivaizduokit dabar, kaip eina, kaip kultūros slenka nuo pat kažkur Maskvos, ten link čia, kaip žmonės, žinoma, įvairių aplinkybių labai įvairių. Kartais labai ir sunku, kartais ten mirtinai pavojinga likti savim. Daug patogiau kartais pasislėpti po svetimą kaukę kažkokią ir pokaris mūsų koks. Bet būna ir gal šviesesnių dienų, bet šiaip ar taip rezultatas toks. Mat savęs tai, kas aš ten tas ar anas, ar aš taip kalbėsiu, ar anaip kalbėsiu, koks skirtumas. Svarbu, kad žemė, svarbu derlius, čia pavalgysim, vaikų daugiau, o tie vaikai vėl ten vienaip kitaip. Praktiškai yra toks tyrimas, beje, antropologo Petro Kalniaus atliktas, jau gerokai, gal 20 daugiau jam metų, tam tyrimui apie tai, kad lietuvių šeimos buvo ne mažesnės, o net šiek tiek didesnės 19 amžiaus pabaigoje, 20 pradžioje, negu lenkų ir gudų. Bėda yra ne ta, kad vaikų per mažai, bėda yra ta, kad tie vaikai labai sėkmingai virsta anuo metu lenkais, gudais, vokiečiais, dabar kitos alternatyvos paletė kita, bet situacija ta pati. Nėra tas viršus yra nesvarbus, tai kas vadinama kultūra, kas sudaro žmogaus vidų, yra antrailis dalykas kažkoks. Jį galima kitų pakeisti. O žydui jis gali viską kitką pakeisti, tik ne šitą. O tai, kas esu aš, yra nepakeičiama. Niekai. Mes jau pradžioje buvo užsiminę, nes tai yra Dievo lemta, Dievo duota ir išsižadėdamas savęs aš išsižadu Dievo. Iš esmės taip yra. Čia aš irgi nemanyčiau, čia yra ko gero dar ne visai viskas šitoj vietoj. Kaip čia dabar pasakius, šitos dvi priešybės nesudaro dar visų galimybių. Man atrodo, kad yra dar viena, kur būtų galima neišsižadėti savęs ne dėl to, kad pasveri ir ne dėl to, kad tu Dievą pavertęs savo aš uždėliu tam tikrų garantijų. O dėl to, kad nėra reikalo.
Dėl to, kad tie reikalai, kurie atrodytų būtų pagrindas išsižadėti savoje aš, nėra verti. Tai yra dar ir tam tikras patirties dalykas. Ten tos naudos ir pelnai, kuriuos mes pelnome prarasdami save, išsivadėja kaip dujos, kaip burbulai. Jų nelieka visiškai. O tos išlaidos, kurias mes padarom prieš srovę, išlieka amžinai. Va kur visa esmė yra. Išlaidos, praradimai, kurias aš patiriu išsaugodamas branduolį, jie yra virsta, kaip šūdas auksų virsta. O pelnytas auksas prarandant save, kaip auksas, kuris šūdų virsta. Va taip iš tikrųjų, toks yra reikalas. Tai yra patirties dalykas, tam net nebūtina save paremti kažkokiu dideliu kažko didesniu už save, paversti jį tą kažką savo įkaitu. Man nepatinka asmeniškai grįžti tapatybę Dievu. Aš pirmiausia netikiu, kad pats Dievas šitai pasielgia. Manau, kad tai žmogaus pramanas, manau, kad žmogus padaro Dievą priemonę savo ir čia yra labai negražu šitoje vietoje. Bet tai nereiškia, kad žmogus gali būti vėpla. Manau, kad galima būtų tarnauti Dievui ta prasme, kad neiškeisti aukštesnių dalykų į žemesnius, o atvirkščiai daryti. Gal visai tam ir nereikia to Dievo įkinkyti savo vežėčių. Nebūtinai jo vardu viską daryti, savo vardu galima daryti. Savo praradusiojo savo aš, kažkuria prasme. Savo to, kuriam nereikia teisintis, tu gali padaryti darbą ir visiškai niekaip niekam ir savo to nepateisinti. Bet širdis tai žino, ką padarė. Jeigu padarai gerai, tai yra toks užtaisas gyvenimo, kad yra ilgam užtenka, tu gali tada visai kažkaip iš vidaus gyventi ir tas vidus tada pilnėja. Nesvarbu, kad kartais gal tos išorės mažiau. Va čia toks, galima sakyti, dangų ir žemę galima su kita priešybė palyginti, su vidum ir išorė. Bet dangus yra vidus, o žemė yra išorė. Ir čia esminis dalykas yra netapatinti save su atspindžiais, neieškoti savo pateisinimo, patvirtinimo, nepiešti savęs gražesnio pagal kitų žmonių, pagal atspindžius kitų žmonių akise. Neieškoti, nemėginti sukurti savęs kaip įvaizdžio, kaip čia pasakius, va to kažkaip. Ir jeigu tu laisvas nuo įvaizdžio, tu gali elgtis, kaip tave širdis liepia. Aš nežinau, gal mes bijom, kad kartais širdis gal ir palieps, pasielgti negražiai, blogai, bet palaukit, o kas yra negražu, kas yra bloga, tada vėl yra kažkokių tai kitų žmonių akise tu va taip. O jeigu tau pats iš vidaus ir tau širdis taip liepia, tai nebėra net vertinama. Nežinau, galimybė tokia lieka, kad kitam žmogui atrodys blogai. Yra tokia pasaka, beje, kaip ten, jinai plačiai žinoma, yra net ir Korane jinai yra ten, tik personažai keičiasi. Esmė tos pasakos tokia, kad vienas žmogus sutinka aukštesnę būtybę, ar tai būtų angelas, ar kažkoks kitose tradicijose kitas personažas, ir sako, oi, klausyk, leisk man su tavimi eiti per pasaulį, sako, tu nesugebėsi su manimi eiti. Nepakelsi, oi, leisk, aš viską darysiu, aš keliais eisiu, šliaušiu, paskui tave viską pakelsiu, tik leisk. Nu gerai, ir ten eina jie, ir jis pirmiausia, prieina jis kažkaip ten, žodžiu, aš ne visai tiksliai papasakosiu, atsiprašau, prieina jis žvejų valtį dugną pramuša, paskandina valtį ir eina toliau. Tas, sako, kodėl tu, angelas tas sako, žmogus, kodėl, taigi čia žvejai, čia jie iš to gyvena, vaikus augina, jeigu badu išmės, kaip tu čia dabar tai padarai? Sako, sakiau, kad tu neištvesi su manimi. Eina toliau, prieina tokią trobą, tokio nuskurdusio vargso žmogaus trobą, prieina, jis paima, ją padega, sukelia gaisrą ir nueina toliau.
Sako, ir taip žmogus nieko neturėjo, dabar tu jam namus padegei, siaubas, kas tu per padaras? Sako, sakiau, kad negalėsi su manimi eiti. Eina toliau ir tas tada pamato jaunuolį, sutinka ir tas angelas prieina ir čia jaunuoliui galvą nukerta, užmuša vietoj. Nu, tas žmogus viskas, sako, aš negaliu daugiau su tavimi eiti. Tu ne angelas, tu velnias. O jis sako, sakiau tau, kad negalėsi. Pirmiausia, tu tiesiog nežinai, ten ėjo plėšikai, jie būtų persikėlę su ta valtim per upę ir visus išpjovę būtų. Tai jie žmonės valtį prarado, bet gyvybės išsaugojo. Dabar pas tą žmogų po pamatais yra lobis užkastas, jis to nežino. Va dabar jis krapštis savo tos pelenus, ras aukso pastatys va tokius namus, rūmus. O tas, reiškia, vaikinas ėjo savo tėvą užmušti, tai yra mirtina nuodėmė, geriau jam mirti, jam juos nepadarius, negu ją padarius. Ir pasirodo, kad jis pasielgė 3 kartus siaubingus nusikaltimus padarė, o iš tikrųjų jis elgėsi teisingai, šviesiai. Kitaip sakant, širdis gali žinoti daugiau, negu tau kartais atrodo. Žinoma, tai nereiškia, kad aš nebandau kažkaip įtikinti, kad reikia impulsui pasidavus viską metus eiti ir pasmaugti žmogų gatvėje, gink Dieve. Bet kalbu apie tai, kad ne visada viskas aišku yra, bet jeigu tu randi kitą motyvą elgesiui, nebe poreikį sukurti savo įvaizdį kitų akise, tai tau atsiranda kiti kriterijai viduje, tu kitais dalykais remiesi. Tau gali būti liūdna, kad žmonės neįvertina, arba, pavyzdžiui, linksma, malonu, kad žmonės įvertina, bet ne tai yra esminė dingstis poelgiai. Atsiranda truputėlį kitas, va tas nesiteisinantis elgesys. Ir jeigu tu, pavyzdžiui, žinai, kad čia man va taip yra pasipadaryti gerai, čia įtikino ir tu tai pamėgini, tada tu užsidedi savo pliusiuką, pasielgiau pagal tokį ir tokį, mane įtikino, kad taip reikia elgtis, padariau, užsidedi pliusiuką. Tai tos pliusiukus gali rinkti kaip kažkokias dorybės, kaupti, tai bus kažkas gero. O galima kitaip, tu staiga ateini ir pamatai, kad štai kaip dabar reikia pasielgti, net nespėjai net suprasti, kas tau tai, kodėl tai yra gerai, blogai, bet tu supranti, dabar reikia šitai pasielgti, tau tavie kažkas tai be jokių atskaitos taškų, be jokių atramų. Ir jeigu tu šitai pasielgi, tu eini kartais tiesiog tokia šviesa ištinka, kad tu jau supranti, kad kitaip elgtis iš viso neįmanoma. Yra kiti dalykai, tau nereikia, tas atsisakymas gaminti savo paveikslą, o jis visada gaminamas kaip įvaizdis kitų akise. Jis išlaisvina žmogų ir leidžia būti savim. Jam nebereikia įvažiuoti, ieškoti tų scenų, kuriuose jis labiau gražesnius vaidmenis galėtų atlikti. Tas vaidmuo iš vis nebėra svarbus. Jis yra, kaip jis skauda, bet jis antrailis yra. Ir tas vaidmuo pats džiaugiasi radęs savo šeimininką, galima būtų taip pasakyti. Jis tada pats savo tą įvaizdėlį kūrėsi ne pagal kitų akis, nevaidindamas kažką, nemiglą pūsdamas, o pagal tai, ką jam širdis pasako. Jeigu jis pats turi savo šeimininką savyje, jis žino, kad kieno jis tarna. Tokiu atveju galbūt nereikėtų visiškai išvažiuoti milijonui lietuvių. Vadinasi, kiek tūkstančių į mišką suėjo po karo, visiškai neįmanomam aplinkybėm, tiesiog ėjo mirti, jau nuo tam tikrų metų jau žinodami, kad eina mirti. Ir netgi tokių pavyzdžių, kurie pabėga į vakarus per sieną, neįmanomų būdų. Ir dar neįmanomesnių būdų grįžta vėl iš užsienio į mišką ir miške žūsta. Vienas pavyzdys. Kitas pavyzdys, kai Lietuva staiga tampa laisva ir nepriklausoma, tik matai, darbo nieks jam nedavė. Pagalvok tik, palyginkit, iš tinginį vėplą, kuriam darbo niekas nedavė. Ir tą vyrą, kuris tą tariamą laisvę svetur iškeitė į mirtį miške už tėvynę. Tai yra laisvės ir nelaisvės santykis. Šitie vargšai jau jie atgavus Lietuvai laisvę, jie taip ir netapo laisvi. Tai galima sakyti, vergai išvažiavo. O ten tada žmonės, žinodami, kad eina mirti ir gyvendami po žeme miške,
jie buvo iš esmės, jie tą laisvę išsaugojo, bent jau savo iki galo. Dėl to, kad galbūt atskaitos taškai kiti, šitie norėjo jau, šitiem vakarai, tai buvo jau kiek laiko, kaip ant gumos laikė, tik tą gumą paleido, tik iš karto tos vakarus. O anie jau buvo įpratę, kad valstybė ir vakarai jau čia senai, jos ginti reikia. Ir ta, reiškia, dabar, kai pagalvoju, jeigu tuos vyrus leistų į tą pačią žemę, kurioje darbo nėra, bet juk miške tai nereikia būti, nieks nešaudo į tave, žeminėse gyventi reikia, slapstytis nereikia, tai ko dar reikia, daugiaugi nieko netrūksta. Aniems taip atrodytų, čia jau būtų rojus, jau įsivaizduokit, staiga išeini iš miško, gyveni namie, nebe žeminiai ir nieks tave nešaudo, tai jau rojus, nieko daugiau nebereikia. O šitiems yra pragaras, nes jie darbo negauna. Sakyčiau, darbo tai per akis pinigų negauna. Tai jeigu žmogus suvoktų, kad svarbiau darbas, o ne uždarbis, tai tas uždarbis iš paskos ateitų, nes uždarbis priklauso nuo darbo, o ne atvirkščiai. Vėlgi tas laisvės, tas pirminis atskaitos taškas, pirminė atspirtis. Stabdykit greičiau, mane matot, tai jau. Paminėjo Pilėnus, tai savo irgi paskaitose minit Saksus, kur Karolis Didysis... Miniu kartais, jo. Jo, taip galėtumėt paaiškinti, ar vis dėlto jų sprendimas, jeigu jūs ne pats susigalvojot šitą. Aš nesu istorijos žinovas, bet patariu jums tada tiesiog šiais laikais nesunku, dabar pat jūs turit plokščią telefoną, kur galite apie Karolį Didįjį, Saksus. Ar galėtumėt pasakyti, tiek Pilėnai, tiek Saksai yra kažkas panašaus? Palyginimas truputį kitas. Pilėnų palyginimas yra su Mosadu. Nes Mosadas, kurį mes dabar, jūs geriau už mane žinot, kas tai yra. Bet Mosado vardas paimtas nuo pilies, kuri buvo tokia pilis, tais pačiais laikais, kada romėnai nukariavo žydus ir išvarė. Buvo viena pilis, kur susitelkė visi, kurie nusprendė nepasiduoti. Jie nusprendė žūti. Ir jie dabar neprisimenu, ar juos išžudė romėnai, ir jie patys nelaukdami, nepasiduodami į nelaisvę, jau matydami, kad jau romėnai juos vis tiek į nelaisvę paims, jie išsižudė. Šitą smulkmeną dabar. Man reikia, kad jie netgi išsižudė. Tai čia atitikmuo Pilėnams. Ir dabar žiūrėkit, koks pavyzdys. Žydai atgavę valstybę savo pagrindinę žydų gynimo įstaigą pavadina Pilėnų vardu, žydų Pilėnų vardu. O lietuviai atgavę nepriklausomybę, ne visi, bet vis dėlto tai yra, dar pridursiu, kad galima būtų net ir valstybės vardu tokią poziciją laikyti valstybinę, nes tas istorikas parašęs knygą apie tai, kokie vargšai Pilėnai, kokie jie nevisaverčiai, jie iš baimės, pamatė tos vokiečius, iš baimės išsižudė. Tai šita knyga gavo premiją ir kurią įteikė mūsų krašto gynybos ministrė. Visą krašto gynybą ideologiškai įtvirtino šitą tokį santykį su savo praeitim. Tai kaip galima laimėti ką nors, jeigu šitaip jeigu šitaip vertini praeitį ir šitaip statai savo gynybą. Čia yra santykiai, čia dar vienas lietuvių ir žydų skirtumas. O klausimas apie lietuvių žydų pajėgumą, tai kaip vertinat, čia istoriškai visi žino, kad praktiškai kas 100 metų Europoje buvo žydų pogromas. 2000 metų ištisais. Bet kame, nes tauta teisinga, tvarkinga ir kodėl taip vykdavo? O čia sudėtingas klausimas. Manau, kad daug parašyta apie jį. Pirmiausia, reikėtų perskaityti labai daug, aš specialiai jo nesidomėjau. Manau, kad didelė dalim dėl to, kad žmonės apskritai svetimųjų nelabai mėgsta, svetimus laiko dažnai demonizuoja, kaip būtų galima pasakyti. Čia neišimtis, čia visam pasaulyje žmonės. Senosiose pirmykštėse tautose labai dažnas yra sutapimas, kada genties vardas yra tiesiog ta kalba žodis žmogus.
nes anie jau nebėra žmonės. Tai toks santykis yra dėja pažįstamas antropologijoje pasaulio. Kitas dalykas, aš manau, kad iš dalies, čia reiktų taip gal kažkiek tai tam vis dėlto skirti dėmesio. Manau, kad žmonės visuomet erzina tie, kurie laiko save aukštesniais, nes pripažinti save išrinktuoju reiškia paniekinti šalia esantį. Ir tas visuomet sukelia tokią įtampą, kuri jau, jeigu tokia pozicija yra, o jinai tokia yra, vadinasi, nebeįmanoma. Arba tas žmogus turi jaustis pažemintas ir žiūrėti reiškia, į tą jį pažeminusi iš apačios į viršų, arba jis pradeda nenorom maištauti ir jaučia kerštą tam. Čia žinoma yra trečias santykis, bet jo negali reikalauti iš prastų žmonių. Tas trečias santykis yra suprasti, kad kiekvienas vaidina savo vaidinimus ir tu visiškai neprivalai pasiduoti tau primetamam vaidmeniui. Tai čia būtų ganas netoks paprastas sudėti. Šiaip paprastas, bet nelengvai išlaikomas santykis. O su tais saksais tai tiesiog toks precedentas buvo, kad užkariavo Karolis Didysis saksus, būsimųjų vokiečių, dabartinių vokiečių branduolį ir pasiūlė jam pasirinkimą arba priimat krikščionybę, arba mirštat. Ir aš neprisimenu skaičiaus, 10 000. Visa saksų diduomenė atsisakė priimti krikščionybę ir sutiko geriau žūti negu pasikrikštyti. Ir Karolis Didysis visus išžudė. Žodžiu, tai liko iš vokiečių jau būsimieji vokiečiai jau prarado savo diduomenę didžiąją dalim, iš esmės jie formavosi jau truputį tada kažkaip kitaip. Jo, daug klausimų čia yra, iš tikrųjų, santykis tarp politinės Prašau? Tai politika iš tikrųjų čia. Santykis tarp politinės karinės valdžios ir dvasinės valdžios, dvasinio autoriteto, švelniau tariant, yra labai keblus. Ir istorijoje, man regis, šaltiniuose jis nelabai atspindėtas, labai neaiškus. Yra šiaip tokia bendražmogiška, tokia istorinė tokia sąvoka. Žodžiu, kadangi remiantis daugiau Indijos pavyzdžių, irgi pamokančių, kad vedų laikais, tai maždaug ne vėliau negu 1500 metų prieš Kristų, tai daugiau ir galbūt daug metų prieš tai buvo tokia sąlygiška teokratija, kad visuomenės viršūnė autoriteto prasme sudaro žyniai, vadinamieji brahmanai tiksliau. Tada aukščiausiasis luomas. Antrasis luomas, karių valdovų luomas, yra jie kariai, jie valdovai, jie ten karaliai kunigaikščiai, bet jie yra visuomeniai antroji vietoje, jie vis dėlto išlaiko tos žynius ir jų laikosi. Ir tada jau eina žemdirbiai, ūkininkai, piemenys, ganytojai, žodžiu, visi ūkio žmonės trečioji vietoje. Ir yra kalba, o reiškia Upanišadų laikais, 1 tūkstantmečio vidurys prieš mūsų erą maždaug, ne anksčiau. Prasideda kas kita, Upanišaduose labai dažnas mąstytojas, asketas, kurio vardu parašyta Upanišada, arba kuris dalyvauja dialogė su kažkuo, yra kšatrijas savo kilme. Ir Buda yra kšatrijas. Tai yra, žodžiu, nuo 1 tūkstantmečio prieš Kristų vidurio prasideda kažkas keisto, kas anksčiau nebūta. Kšatrijai pradeda užimti filosofų ir žinių vietą, vaidmenį atlikti. Ir tai toks terminas yra net vartojamas kšatrijų revoliucija. Tai nereikia suprasti, kad tai buvo kažkokie susirinkę kariai valdovai, kurie ten nuvertė žynius ir užėmė jų vietą. Ta revoliucija vyksta ilgą laiką, jinai vyksta tolydžio, lėtai, bet tai yra virsmas. Dėl kažkokių priežasčių tam tikrų metų visuomenėje kariai valdovai išeina į pirmą planą, nustumia į antrą planą žynius ir patys tampa žyniais. Aš sakyčiau, kad Gediminas būtų pavyzdys, jis yra ne tik valdovas, ne tik karalius galingos valstybės, bet ir žynys. Tarp tų menkų išlikusių jo sakinių, persakytų kita kalba, laiškuose popiežiai, yra pasakyta keletas sakinių, kurie sudaro esminius branduolius, tai iš esmės pačią esmę teisingo religinio santykio.
Ir ten yra paprastai žodžiai, reiškia, tiems mes leidome taip, aniems leidžiame taip, tiems leidžiame anaip, o patys mes garbinam Dievą pagal savo papročius ir visi turime vieną Dievą. Lotyniškai žodžiais ten pasakyta, bet